Mėly kurso nacionalinis saugumas klausytojai, leiskite man pristatyti šiandieną Jums pirmąją vertinamąją užduotį. Visą su šia užduotimi susijusią informacijos galite rasti šioje skiltyje. Taigi pradėkime. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, jog svertinis koeficientas yra 40% bendro galutinio įvertinimo. Užduoties atlikimo eiga. Įvadinės paskaitos metu susipažinsite su visais užduoties reikalavimais, o pirmąją modulio savaitę galėsite pasirinkti temą. Savarankiškas darbas ir konsultacijos be abejo vyks viso šio modulio metu. Užduoties atsiskaitimas ir pristatymas paskutinėje modulio savaitė, lygiai taip pat kaip ir darbų įkelimas į Moodle aplinką. Nuo mano vertinimas ir grįžtamasis ryšys Jums 2-3 dienos po to, kai sukelsite savo darbus. Kokiegi šios užduoties reikalavimai ir vertinimo kriterijai? Visų pirma, pradėkime, jog šis projektinis darbas yra skirtas Lietuvos narystės NATO ir ES 20-mečiui pažymėti. Darbas gali būti atliekamas tiek individualiai, tiek grupėse iki 4 asmenų. Projektas gali būti pateikiamas kaip įdomioji statistika, kaip kryžiažodžiai, kaip eilėraščiai, kaip esė, kaip kažkoks karikatūrų rinkinys. Būkite originalūs ir kūrybiški. Projektai, žinoma, bus pristatomi auditorijai iki 15 minučių. Projekto vertinimo kriterijai ir jie yra išskirti 5. Visų pirma, projektas turėtų atitikti tematiką, būti kūrybiškas ir originalus, kaip jau minėjau prieš tai. Projektas turėtų būti panaudojamas. Ir ką aš turiu omenyje? Pavyzdžiui, kad jūsų kryžiažodį aš galėčiau panaudoti ir šių paskaitų metu. Vizualinis įgyvendinimas ir patrauklumas yra labai svarbu ir žinoma pristatymas ir asmeninis indėlis, jeigu dirbsite grupėse. Užduoties atlikimo pasiekimų lygmenys yra, kaip visuomet, išskiriami 3. Leiskite man dar Jums pažymėti, jog visą su šiuo projektu susijusią informaciją galite rasti Krašto apsaugos ministerijos puslapyje, kurioje gausu ne tik informacijos, bet ir logotipų, nuotraukų, video ir įvairiausių naudingų dalykų. Taigi, būtinai peržvelkite šią informaciją. Taip pat norėčiau Jums dar parodyti, jog galite prie šios skilties surasti ir pavyzdžius. Čia yra pateikiami 3 anksčiau sukurti kryžiažodžiai būtent skirti šiai progai. Taigi, būkite kūrybiški, būkite originalūs, būkite drąsūs ir aš laukiu pačių geriausių projektų skirtų Lietuvos narystės NATO ir ES 20-mečiui pažymėti. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės.